Ar tu irgi darai šitą brangią klaidą? Tai man įvyko kelis kartus, kol pagaliau susivokiau ir nenoriu, jog tu ją daryti. Žiemą vieną dieną guliu su patempta nugara, o bičiulis klausia manęs, ar kreipiausi į draudimą. Taigi niekas nelūžo, aš jam sakau. Betgi pasitempė į nugarą. Priklausomai nuo draudimo, tai gali būti draudžiamasis įvykis. Tai privertė mane susimąstyti. Praeitais metais, žaisdamas paplūdimio tinklinį, pasitempiau kairės rankos dildį. Jau buvau pasimokęs iš savo klaidos ir įsigijęs traumų draudimą. Gavau išrašą iš gydytojo, kreipiausi į draudimo bendrovę. Ir tikrai taip, tai buvo draudžiamasis įvykis. Per ateinančią savaitę man į sąskaitą įkrito 300 eurų. Ranka atsistatė greitai, o ir piniginė pasipildė. Daug metų mėgėjiškai sportuoju. Ir vis kažkoje trauma. Ar patempiu. Džiaugiuosi, jog nesusiduriu su kokia rimta liga ar negalia, kuri mane išmuštų iš įprasto gyvenimo 6 mėnesiams ar daugiau. Pirmiausia, turiu pasirūpinti savo finansiniu saugumu. Pagalvoju, jei man nutiktų kas nors blogo, tai ar kritinė liga, ar manęs tiesiog neliktų, kaip tai paveiktų mano artimuosius psichologiškai, finansiškai. Nedaryk mano klaidos, susitvarkyk apsaugas, kol nevėlu. Jei nori apsidrausti, susisiek su manimi.